Šiandien pakalbėkime apie tai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis maisto papildus. Tai pakalbėkime pradžioj nuo to, kas yra bioaktyvi forma. Bioaktyvi medžiaga, kaip pavyzdžiui bisglicinatas ar foliatas, iš karto gali dalyvauti biocheminėse reakcijose ląstelėse, o tai yra itin svarbu mūsų organizmui. Tai priešingai, neaktyvūs vitaminai pirmiausia turi būti paverčiami į savo aktyvią koenziminę formą, kad galėtų būti panaudoti. O toks pavertimas reikalauja papildomų fermentinių reakcijų. O tuo tarpu bioaktyvūs vitaminai jau yra koenziminės formos ir jie ląstelėse gali būti iš karto panaudojami be jokių papildomų cheminių transformacijų. Todėl kitą kartą, kai rinksitės maisto papildus tokius kaip geležis, cinkas, magnis, selenas, biotinas ar vitaminas C ar kitus jums reikalingus maisto papildus, kviečiu pasidomėti jų formą bei veiksmingumu. O jeigu ši informacija buvo naudinga ir sužinojote kažką naujo, tai paspauskite širdelę ir pasidalinkite su kitais.